Sveiki, mielieji! Šiuo video noriu papasakoti apie kūno priežiūros preparatus, kuriuos sukūriau rudeniniai aromaterapiniai autoriniai odos priežiūros kolekcijai. Štai čia yra šveitiklis, paimk mane kas rytą. Šio preparato pagrindas yra transderminis magnis Epsom druska, kuri plaukioja prabangiuose didelės molekulės lipiduose, aliejuose, ir šį preparatą iškvepino citrusų simfonija, naujausi hesperitiniai citrusų eteriniai aliejai, kurie ką tik atsirado pasaulyje. Preparatas labai skaniai kvepia, atidarius dėžutę prakvips visi namai. Imame maždaug valgomą šaukštą, dedam ant vonios skudurėlio ar plaušinės ir nuo periferijos link centro, nuo plaštakų, kojų pėdų link širdies, tiesiog pilinguojam, masažuojam odą. Po naudojimo dar trupučiuką pasėdim ramiai, kad magnis susigertų, pamaitintų mūsų organizmą, nereikės tada naudoti magnio preparatų. Ir nusiplovus šiltų vandeniu, jau be putokšlių, be saponinų, visą dieną jūsų oda bus švelni, pamaitinta, nebereikės nei kremų, nei aliejų. Šis buteliukas dėžutė 250 ml kainuoja 35 eurus. Aromaterapinis plaukų balzamas Carpe Diem Skink dienas, skirtas galvos odos, uždegiminių procesų mažinimui, plaukų augimui stimuliuoti, plaukams sustiprinti. Po plovimo tiesiog ištepam plaukus, masažuojam į galvos odą, truputėlį jisai turi tokį šaltuką, įeina mėtiniai kristalai, tikri hidrolatai, nelietuviški, labai didelė koncentracija eterinių aliejų, prabangus lipidai, ir iš tikrųjų per galvos odą eteriniai aliejai patenka netgi į likvarą, skystį, kuris cirkuliuoja po mūsų centrinę nervų sistemą, sinusus ir galvos smegenis, todėl kartu labai regeneruoja, atpalaiduoja visą nervų sistemą. Išplaunam šiltų vandeniu ir kol plaukai šlapi, dar jų nedraskom, šukom, kai plaukai išdžiūsta, jie būna minkšti, labai kvepiantis, galit formuoti savo įprastom priemonėm, bet kadangi nėra silikono, tai ką tik tai išplovus plaukai nebus labai slystantis. Štai čia yra aromaterapinis gelbėtojas, jau dabar legendinis produktas, kurį pagaminau visai neseniai. Klientai, kurie nusipirka buteliuką, atlekia dar nusipirkti bent 2 savo ir savo brangiem žmonėm. Tai yra tokios kreminės losjono konsistencijos preparatas, kremas skirtas raumenų, sąnarių skausmų mažinimui, uždegiminių vietų gydymui, traumų, nemalonumų mažinimui, net jeigu, sakysim, yra uodų įkandimai, ar odos nubrozdinimai, ar tinstančios kojos, ar net hemorojus, galima tepti probleminės vietas. Labai skaniai kvepia žolelėm. Specialiai padariau tokį malonų kvapą, kad nedvoktų kaip senos bobos tigro mostas, kad nebūtų gėda pasitepus eiti į žmones. Ir galima šį kremą naudoti netgi po manikiūro, pedikiūro, kad atsigautų ne tik pėdos, bet ir smegenis. Galite tepti skaudančią nugarą, stuburą, patinusias blauzdas, ką tik tai norite. Ir be abejo geriausias rezultatas, kuomet naudojat ilgesnį laiką reguliariai. Šiuo metu turiu buteliuką 220 ml, kainuoja 5 eurus, 200 ml kainuoja 42 eurus, ir mažiausia talpa yra 60 ml, kainuoja 15 eurų.
Afrodiziakinė odos priežiūra. Štai šiuo metu yra 3 nuostabus kremai. Juos pagaminau ką tik. Kremo bazė yra labai sudėtinga. Įeina kupranugarių pieno preparatas, visokiausi prieš uždegiminiai augaliniai preparatai, regeneruojantis vitaminai, įeina ir kolagenas, ir hialuronas, ir prabangus eteriniai aliejai. Štai pirmiausiai matot, kremas vadinasi Afroditė, pavadintas meilės deivės garbei. Šitas kremas yra iškvepintas 3 ikoniniais aromatais, tai yra rožė, jazminas ir nerolis, bet kadangi aš šitų įvairiausių eterinių aliejų, atarų turiu labai didelę kolekciją, tai įeina 4 rožės rūšis, 6 rūšis nerolio ir 5 rūšis jazmino. Galite įsivaizduoti, koks tai dieviškas aromatas. Maitina, drėkina odą. Tie natūralūs aromatai kartu balansuoja nervų sistemą, išsiskiria serotoninai, dopaminas, endorfinai, gerina nuotaiką, didėja pasitikėjimas savimi. Aš vadinu kūno kremu, bet galite tepti ir veidą. Dar viena kūno kremo rūšis vadinasi Artemidė, pavadinta laukinės gamtos globėjos, medžioklės ir mėnulio deivės garbei. Šitas kremas labiau kvepia žolelėm ir gėlėm, taip pat labai maloniai. Renkantis iš tikrųjų neįmanoma išsirinkti, norisi visų, nes jie visi labai skanus. Ir stangrina odą, gerina kraujotaką, limfotaką, greitai susigeria, neriebaluoja drabužių, nuostabus odos priežiūros preparatas. Talpos 120 ml kainuoja 25 eurus ir turiu didelį buteliuką, ten giliai 300 ml kainuoja 60 eurų. Dar yra aromaterapinis kremas kūnui Adonis, jis kvepia santalmedžiu, mediena, egzotiškais prieskoniais. Adonis yra regeneracijos, vegetacijos dievas, meilės, grožio, toksai archetipas. Ir visi šitie preparatai turi savo fanų, sakysim, Adonis. Turiu tokį klientą, kuris kiekvieną kartą, kai pagaminu šį kremą, įsigyja 5-6 buteliukus, kad užtektų iki kitos partijos atsiradimo, nes sako, be šito kremo jau nebegali gyventi, taip kad paskubėkit, nes greitai jį išgraibstys. Ir dar vienas preparatas, tai yra aromaterapinis aliejus 1001 naktis. Tai yra mažos molekulės lipidai, kad greitai susigertų į odą. Šiame preparate taip pat yra kolagenas, hialuronas, visokiausi vitaminai, kad oda būtų stangri. Tai nėra paprastas aliejus, vien tik tai bazinis aliejus yra labai sudėtingas produktas. Ir preparatas yra kvepintas atarais, jisai nuostabiai kvepia, bakhur mimozops, elengi, tokiu egzotiniu augalu, harshingar, tai yra toks naktį žydintis jazminas, augantis egzotinėse šalyse, prabangus labai tokie lipidai, erotiškai, egzotiškai kvepintis. Galima naudoti po visą kūną, galima taip pat tepti plaukų galiukus, kad neskilinėtų, naudoti kaip tokį kvepinantį plaukų aliejų. Paskirstyti po visą odą ir kada oda aprengta lipidais, paskui ant viršaus galima kvepintis aliejiniais kvepalais. Štai čia yra juodojo kmino, Nigella sativa aliejus, tai yra maisto papildas. Jį geriam rytais ant tuščio po arbatinį šaukštelį, labai stiprus imunostimuliatorius nuo visų ligų, padeda išsituštinti tulžiai
iš ryto ir ruošiantis žiemos, rudens sezonui visokiausiom ten peršalimo ligom, kad nesirgtume, labai rekomenduotina sugerti kursais toks karstelės, bet malonaus skonio. Ir dar vienas burtas kūnui ir galbūt net ir veido odai, tai yra monoi de Tahiti frangipane. Šioje žalioje dėžutėje, žalio organzo maišelyje, yra šalto spaudimo kokoso aliejus, kuriame buvo mirkyti frangipane, tai yra baltojo jostro žiedai. Ir žiedai visdami paskutinį kvapą iškvepia į kokoso aliejų ir visa tai labai skaniai kvepia. Labai skalsus preparatas, mažo trupiniuko užtenka visam kūnui ir veidui, tiesiog ištepti, iškvepinti. Galima daryti masažą, galima naudoti kaip kūno odos priežiūros preparatą po saulės, prieš deginantis, jei važiuosit atostogauti ir visas kūnas nuostabiai kvepia. Tai štai, mielieji, kviečiu pasinaudoti galimybę palepinti save natūraliais, dieviškais aromatais. Su visa atsakomybė sakau, kad pasaulyje, natūraliame pasaulyje aromaterapijos tikrai nėra nieko kokybiškiau ir mandriau. Naudokitės proga, kad kol kas esu gyva ir gyvenu Lietuvoje. Ir kviečiu apsilankyti, įsigyti, jei kas jums patiko, yra reikalinga, jeigu gyvenate ne Kaune, preparatus galiu siųsti per paštomatą. Su geriausiais linkėjimais laukiu jūsų. Dalia.